Oi, nu tai va, bitkoinas ir eteriumas labai maža rizika. Mažiausia, kas liečia kripto rinką, bet sakau, ne prekyba čia ir ne shitcoin spekuliavimas. Čia yra investicija. Pasikartosiu, jeigu dar nebuvai prisijungęs. Tarp kitko, jeigu nueisit, į va šitą mano paskyrą vieną tik turiu, vienas pin postas yra, kai lapkričio 1-2 dieną sakiau, kad grius visą kripto rinką. Ir aišku, jeigu paskaitysit komentarus, komentarų visada negražių būna, bet ten specialistai debilų išvadino mane, bet vis dėlto krito rinkai apačią. Tai va, ką dabar prognozuoju, kad nesam dar dugne ir dugnas bus tarp Liepos ir Spalio mėnesio. Ir va tada galima užpirkti ir va toks ciklas, tokia galimybė maždaug kas 4 metus ateina. Yra 2 priežastys, kodėl gali taip neįvykti, bet reikia žiūrėti nuolatos, kas vyksta. Ir dažnai aš gaunu komentarų, kad tu čia tai taip sakai. Bendrai paėmus visas pasaulis yra dinamiškas, kripto rinka tuo labiau, nes yra daug veiksnių, ypatingai makroekonomika irgi įtakoja labai stipriai visą kripto rinką. Ir visada, ką aš sakau, realiuoju laiku sakau, reikia žiūrėti datą ir gali būti, kad aš po mėnesio sakysiu ne. Pasikeitė tas ar anas ir aš taip nebesakau, nes yra priežastis, kodėl mes galvojam vienaip ar kitaip. Ir dabar stebim ir sakau, yra 2 priežastis, kodėl galėtų taip neįvykti, bet kol kas viskas atrodo gerai.